Sveiki, dar vienas uždavinukas, jau biškį rimtesnis, tai bus dviejų variklių valdymas su šiluminė apsauga. Ką turiu omeny šiluminė apsauga, tai toksai daiktas, kuris tvirtinasi prie kontaktoriaus iš apačios dažnai ir jo būtent paskirtis yra apsaugoti variklį nuo sudegimo. Tai kaip matom, nusireguliuojam amperažą. Ir jisai turi dažniausiai normal open kontaktus papildomus ir normal close. Tai esmė tame, kad jeigu jis suveiktų, jis turėtų atjungti visą sistemą ir atjungti variklį. Tik tai paspaudus reset, jis vėl bus normaliai būsenai ir galėsim valdyti per naują. Paleisti tiksliau variklį per naują. Tai va, o uždavinys skambėtų taip: sukurti dviejų variklių valdymo grandinę, paspaudus start turi įsijungti abu varikliai, pjūklas ir transporterius. Suveikus bet kuriai variklio šiluminiai apsaugai turi išjungti visą elektros grandinę ir užsidegti raudona lemputė rodanti šiluminės apsaugos suveikimą. Variklius galima paleisti tik atstačius šiluminę apsaugą ir paspaudus start. Stop mygtukas turi išjungti abu variklius. Tai esmė yra tame, kad paimkim pavyzdį, kam turim atjungti visą sistemą. Skaitykim, yra transporteris su trifazio varikliu ir yra pjūklas su trifazio varikliu. Jeigu nebūtų gali būti šiluminė ant pjūklo, bet jeigu nebus sujungta su bendra sistema elektros, tada gausis toksai dalykas, kad suveikus pjūklo šiluminiai, jisai išjungs pjūklą, bet transporteris judės toliau. Tai kad tam nesulaužyt staklyno, yra reikalinga taip, kad suveikus kažkuriam iš tų abiejų šiluminiai, pavyzdžiui, pjūklai, būtų išjungiamas ir transporteris. Tai mes vėl naudosim simulėlį, tai dedam, reikės mums trifazio. Taip, tada reikės mums reikės, pavyzdžiui, kontaktą. Tada reikės kontaktoriaus. Darom taip, kad kontaktorių dedam taip, kad man gražiau susidėtų. Dedam variklį. Po to dedam šiluminę, tada dedam dar vieną variklį ir dar vieną šiluminę. Šiaip jie turėtų čia būti pačios. Ir juos sujungiam. Tada paimame variklius. Tai va, turime tokią grandinę ir mums dabar reikia paleisti, mes šitą negalim padaryti, gerai, darom su dviejais tada, vėliam. Dar reikiamas vėlės. Tada šitą reikia delete, padarom taip, kad būtų gražiau 3 fazės. Ir N. N dedam į apačią, jos mums reikės tik tais valdyti kontaktus. Ir galim iš karto juos pajungti. Tada mums reikia start stop mygtuko. Šitą vėl iš karto reikia šitą pakelti aukščiau. Ir mums reikia start stop. Tada mums reikia dviejų uždarų kontaktų, kuriuos mes priskirsime prie
šiluminių elių F ir čia bus irgi F. Tai va, tai šitie dalykai yra būtent šiluminio kontakto. Kol jam yra gerai, jie grandinę mums palaiko jungti. Kitaip tariant, mes naudojamės normal close contactus su šitais dviem. Tai čia bus F variklis, ne variklis, o KM1. KM1, o čia bus KM2. Tai va, mes dabar jau tokią grandinę turim, tada mes galime paimti iš karto sujungti čionai. Tai va, turim dabar jau tokią grandinę. Tai šitą galim, pavyzdžiui, vardinti transporteris, šitai vardinti pjūklas. Gerai, gal darom taip, kaip turėtų būti realybėje, ne? Tai reiškia, dar reikia vieno mums šito, tai šito paliekam K1, gerai, trinam aukštį. Tai va, čia bus K1 paleidimo ta relė, o čia bus kontaktorius KM1. Šitas valdo tą, šitas valdo tą. Ir dabar atvirų kontaktų. Dabar jeigu mes paleidžiam play, kažkodėl veikia. Supratau, čia atvėrimų reikia už atvirų. Nu, mes dabar turim tokią schemą. Paspaudžiam veikia, paspaudžiam stop neveikia. Tai va, mes čia parašom, pavyzdžiui, šitas bus start. Šitas bus stop. Start stop. Taip, dabar jau įvykdėm kažkiek sąlygų. Dabar mes dar panaudosime turi lempos užsidegti raudonos, teisingai, ne? Tada mes turim dar paimti du kontaktus turim paimti, suveikia šitą, gerai, du turim paimti kontaktus tokius ir juos padarom vėl F1 F1 ir kitas turi būti F2. Čia pavyzdžiui F1 bus transporteris, o šitas bus pjūklas.
Čia mums reikia atviro, atsiprašau, kad suklydau, reikia atviro. Nu va, kaip ir viskas padaryta. Paspaudžiam play, start, abu varikliai pasileido, transporteris ir pjūklas, paspaudžiam stop, viskas sustoja. Dabar, pavyzdžiui, paspaudžiam start, pjūklas sukas ir suveikia šiluminė relė, opa, užsidegė lemputė ir atjungia grandinę. Jeigu mes dabar nuresetinam, lemputė užgesta, bet sistema nepasileis, nes buvo nutraukta grandinė ir savaiminis užsimaitinimas irgi nutrūko. Tai dabar vėl paspaudžiam start. Čia, pavyzdžiui, pjaunam lentas ir sustoja transporterį suveikia šiluminė, opa, užsidegė transporterio šiluminės relės lempa ir sustabdė visą sistemą. Tai va. Ar būtina, iš praktikos pasakysiu taip, verta pasidaryti, ne vien šiluminę sudėti, bet būna dažnai, kad sudėtos šiluminės, bet nėra pajungtos prie bendros sistemos, tada gaunasi, kad sustojus kažkam, vis tiek, bent jau mano atveju yra buvę, kad keturpusės obliavimo staklės, sustojus vienai obliavimo galvai, vis tiek yra grūdami pagaliai ir tada gaunasi matmenys pameta ir kartais būna, kad sulaužo stakles ir taip toliau. Tai geriau būtų, kad jeigu kažkuriai daliai suveikia šiluminė, kad išjungtų visą grandinę. Nes, pavyzdžiui, keturpusiom staklėm būna 6 galvos, obliavimo 5. Tai nors vienai sustojus ir suveikus šiluminiai, būtų gerai, kad išjungtų visus transporterius ir visas obliavimo galvas. Tai va, schemą reikėjo padaryti taip.